Nu, man regis lik ir visi. Daugiau mažiau, gal kas nors ir prisijungs eigoje. Taigi, senai besėdėjau šitoj pozicijai. Kažkada prieš, man atrodo, 4 metus. Taigi, labai malonu, kad leidžiat man šiek tiek pakalbėti. Nu, įvykis yra labai toks smagus. Esu labai pagerbtas sėdėti tarp pasaulio čempionų. Tikiu, kad ir tie, kurie stebi iš kitos pusės, irgi yra sportininkai taip pat svarbus. Treneriai irgi turi ypatingų pasiekimų. Bet šiandieną skirsime dėmesio praeitų metų ir už praeitų metų čempionams. Mes, kaip įmanydami, juos pabandėme įamžinti. Turime keletą leidinių, kur kasmet vis išleidžiam, apžvelgiam tą mūsų sportą, kultūrizmą. Na ir savotiškas almanachas, štai pirmutinis Europos absoliutus čempionas Justas Poliukas, 21. Antri metai irgi buvo gan labai sėkmingi Lietuvos kultūrizmo kūno rengybos federacijos. Reiškia, šiek tiek pasipildė veidai moteris ir vaikinas žurnale, puikiai žiūrisi, Volodkovičius, Talačka. Ypatingi metai buvo 23, kada 2 pasaulio čempionai buvo, Gražvydas Grubas ir jaunuolis Karolis Linkevičius, kuris jaunimo amžiaus lengvas svoris sugebėjo laimėti absoliutų čempiono titulą. Na ir 24 šiek tiek pavėluoti ant viršelio, kadangi leidinys tik tai vieną kartą į metus, bet, kaip sakoma, visus po truputį vis išeksponuojama ant viršelio. Ir Gražvydui Grubui irgi puikus sezonas buvo, praeitų metų buvo toks praleistas, bet užpraeitas irgi buvo sėkmingas. Po dopingo kontrolės diskvalifikavus sportininką 1 vietos, Gražvydas Grubas buvo pakeltas iš 2 vietos į 1 vietą, tai yra džiugi žinia kultūrizmo bendruomeniai. Ir mes be abejo labai džiaugiamės, nes tų pasaulio čempionų neturime tiek labai daug. Gal Gražvydai galiu pasakyti, aišku, jau senai buvo, jau ne pernai, užpernai, reiškėsi. Kažkiek ir pasimiršo. Galbūt galiu pasakyti tada, kas ten nutiko, kad pernai nepavyko sudalyvauti pasaulio čempionate, nors, kiek supratau, pasirengimo bent jau pradžia buvo. Buvo, bet kadangi varžybos buvo suplanuotos Irane, bet kadangi kaip buvo sakyta, Iranas tai yra po Rusijos vėliava, tai mūsų federacija IABB nedalyvavo, tai automatiškai ir nuplaukė tas visas pasiruošimas. Norėjosi ruoštis rimtoms varžybom tokioms, kur būtų kažką gražaus parodyti, nes norėjo tiesiog ruoštis. Norėjosi vėl pasiekti tą 3 titulą. Tikiuosi ateityje, kad dar bus galimybė ir dar sudalyvausim. Ir dar kartą išeis laimėti. Bus matyti. Kaip ten prisiminus tą pasaulio čempionatą? 2 kartus buvo Ispanijoje. Kokie ten įspūdžiai? Kaip? Pirmas mano toks įspūdis buvo, kai aš skridau į Ispaniją, aš galvoju, važiuoju patostogauti. Pasižiūrėti, kaip ten chebra atrodo ir kaip ten visi kokie ten kieti. Iš tikrųjų, net nebuvo jokių mano mintyse, kad aš ten tapsiu pasaulio čempionu. Bet aš galvoju, pasitenkinsiu, paplaukiosiu, pažiūrėsiu sportininkus, įvertinsiu ir grįšiu. Kaip bebūtų vis tiek fainai Ispanija. Bet taip gavosi, kad laimėjau, iš tikrųjų nepatikėjau. Buvo, kažkas, net pačiavo širpuliukai eina, kažkas nerealaus, kad visą savo gyvenimo sunku darbą ir kažkas tave pagaliau po tiek metų įvertina. Iš tikrųjų, žiauriai geras emocijas. Iš tikrųjų, gal pasitikėjimą įgavau, kai laimėjau Čekijoje absoliutų. Tada tas pasitikėjimas man įgavo tą antrą kvapą, nes buvo laikas, kai aš 4 metus visiškai nedalyvau.
Ir aš mano mintis buvo, tiesiog noriu pasirodyti, kad dar egzistuoja ir dar esu toks gyvas, kuris dar kažką gali parodyti, tiesiog sudalyvauti. Bet iš tikrųjų tikrai nesitikėjau ir negalvau, kad tai yra įmanoma. Bet pasirodė, yra įmanoma. Iš tikrųjų, abiems pasiruošimams įdėjau visą save, visą 100%. Nebuvo tokio pagalvojimo, kad kažkur kažko nepadariau. Jeigu aš būčiau, kad ir nelaimėjęs, aš nebūčiau nusiminęs. Nes aš žinau, kad aš padariau viską, ką aš tuo momentu galėjau padaryti. Nebuvo tokių kažkokių nusižengimų, kad aš kažkur ten apsivalgiau, kažkur nesitrenirau. Tiesiog aš pats viduje žinau, kad aš dariau iš savęs, ką galėjau tai dienai maksimaliai. Tas rezultatas gal ir parodė. Taip. Monika, kaip tu atsiradai čia tam kultūrizme, fitnese? Kiek aš pamenu, tu mokysi trenerė, labai uoli studentė buvai ir čia taip staiga, taip greitai viskas įvyko, medalių prikrauta prie... Papasako, kaip čia tas? Tas pats atėjimas į fitnesą iš tikrųjų man pačiai buvo tokia staigmena, nes jau kai mokiausi Lietuvos sporto akademijoje, ne? Tai galbūt turėjau tą svajonę kada nors dalyvauti ir smagiai būtų, bet visą laiką atrodo, kad nėra galimybės važinėti, nes gyvenau Telšiuose ir neišeis man. Visi dar galbūt siūlė, čia arčiausiai man kaip ir Šiauliai būtų, ir sakydavau, ne per toli. Tai gavosi taip, kad išvažiavau gyventi į Norvegiją ir dabar važinėjau iš Norvegijos į Šiaulius. Vis tiek pakliuvau pas tą trenerį, pas kurį labai pakliūti norėjau, o su geru treneriu, geru vedliu, tie rezultatai tokie. O kas tave treniruoja? Mano treneris yra Arūnas Vandys. O pirmas treneris? Arūnas Vandys. Irgi, o tai kodėl, reiškia, man labai įdomu, kodėl būtent wellnesso, sveikatingumo, fitneso kategorija, kodėl ne kitos kategorijos, čia buvo kažkaip ieškojimai, ar čia taip taikliai iš karto? Ne, aš visų pirma susitikusi su savo treneriu, buvo klausimas, kuriai kategorijai aš galėčiau tikti. Aišku, man visą laiką labiausiai patiko wellnessas, dėl to, kad mūsų akcentas yra kojos ir užpakalis. Bikiniui aš jau buvau ganėtinai per stambi, tai trenerio buvo pasiūlymas arba kūno fitnessas, arba wellnessas. Taip pat dirbom ties wellnessu. Tai tavo treniruočių stažas yra koks? Pas trenerį? Ar šiaip? Iš viso. Visumoj, tai Kada pirmą kartą štangą paėmė į rankas? daugiau nei prieš 10 metų, nes po dukrytės gimimo buvo visas akcentas, kaip aš atėjau į tą sportą. Nu, papasako, kas ten įvyko, kad tau reikėjo į tą sportą, kam čia kačialintis? Ne, aktyvumas visada pas mane buvo didelis. Aš esu baigus taip pat ir choreografiją, tai to judesio buvo. Bet po dukros gimimo norėjusi vėl grįžti į tas pačias formas, kokios buvo prieš tai, daugmaž. Ir sportas buvo ta vieta, kur užsikabinau ir tada prasidėjo, kad norėjau mokytis, norėjau gilintis į tai. Taip atsidariau sporto akademijoje, Lietuvos sporto akademijoje ir to nepakako. O visko norėsi dar. O ką šeima sakė, čia šitais gilažiais, čia kilnoti, taip, kad čia, sako, mama, nu, liaukės gal. Ne. Po to dar pozuoti išėjai, išleido? Aišku, kad išleido. Aš jau buvau pakankamai suaugusi, mamos, pasakant, klausimo nebereikėjo to, o vyras palaikė. Dukrytė dar maža buvo, o kadangi giminė irgi sportininkų yra pas mūsų profesionalių, tai kažkaip nebuvo tada, po ką tu čia darai ir kam tu to reikia. O giminaičiai kokias sporto šakas lanko? Mano pusbroliai yra valai, tai galiūnai. Galiūnai. Tai čia buvo, kaip sakyti, tema. Ta jėga, aš manau, aš ten yra. Supratau. Neda, koks tavo kelias čia į tą kultūrizmą? Su tokiu aukštu ūgiu, su štangom, ar čia taip? Iš tikrųjų, mano kelias nėra gal kažkoks ar išskirtinis ir nieko nenustebinsiu. Irgi panašiai gal kaip Monika, prieš 10 metų aš atėjau pirmą kartą į sporto salę ir mano draugų ratas, artimų žmonių ratas, kaip gal pasakyčiau, labiau netgi draugų, įtraukė mane tiesiog ateiti pasportuoti. Paprastai į sporto salę, jokių apie varžybas aš nieko nežinojau ir pamenu,
kuo tu ilgiau sportuoji, tau pradeda kilti noras kažkur save išbandyti. Kažkokių iššūkių gal norisi. Ir aš pamenu, tada pamačiau labai įstrigęs momentas, kai susižadėjau varžybomis, fitnesu. Aš sporto salėje tiesiog pamačiau tuometinę trenerę, kuri buvo grįžusi iš varžybų, dar visa buvo jinai nulieta grimu, gražios forma, raumenukai. Ir mes su draugais pirmą kartą nuėjom į varžybas, į fitneso varžybas ir aš tada pamačiau tas merginas, būtent man iš karto krito į akį labiausiai bikinis. Aš savęs ir kitaip neįsivaizduočiau, nes, kaip sakėt, ir aukštas ūgis, tai turbūt jau kitur nelabai ir tikčiau. Ir aš pamačiau merginas, kurios taip gražiai atrodė, savim pasitikinčios, visas tas įvaizdis. Man buvo taip gražu, kad pradėjau ieškoti kelių ir būdų ir daugiau domėtis. Tarp kitko, pirmas mano bandymas buvo fit model kategorija. Aš ėjau, dar Vilniuje vyko atranka, dabar galvoju, Nastė ir Tomas savo projektą. Jie turėjo tada fit modelį. Aš pamenu, tada nuėjau, jau ten buvau gal sportavusi, nežinau, 2-3 metus. Ir atsistojom atrankoje su tom merginom, tai pamenu, po atrankos, sako, ne, mes tavęs nepasirinkom ir paklausiau, gal gali pasakyti, kodėl, ką man keisti ir panašiai. Tai man pasakė, tu jau šiek tiek per daug pasportavus, nes mums reikia didesnio to pokyčio. Tai tada aš jau pradėjau ieškoti kelių, kur galėčiau... Kitaip tariant, per gerai atrodė tam projektui. Ne, aš nebuvau daug sportavus, bet tiesiog jie norėjo didesnio pokyčio, kad būtų matomas tas rezultatas. Tai be abejo, žinoma, kad nes kitaip tas projektas, tada jeigu tu gerai atrodai prieš projektą, tai kaip tu ten dar geriau gali atrodyti po projekto. Bet kada aš pamačiau ir mano žmona pamatė, reiškia, varžybas, kuriuose tu dalyvavai, mes su žmona visada sakėm, kad, ar jinai čia tikrai, reiškia, su visa išvaizda, reiškia, ar tikrai čia tam bikiniui jinai tinka, kaip tinka, bet tik klausimas, ar tikrai galbūt kažkur geresnės tos pozicijos būtų kažkur kitur dalyvauti, kažkur grožio industrijų ir ta prasme, nes turi duomenis puikiausias. Ir vis tiek, bet tokioje fitnese dalyvaujant vis tiek reikėtų viskas metų, turi vis raumenų vis auginti, čia kaip sakyti, nėra tos pabaigos. Čia darbas yra nepabaigiamas ir mes labai džiaugiamės, kad, reiškia, iš, kaip sakyti, studentės besimankštinočios treniruoklių salėje pavyko, reiškia, sumodeliuoti kūną, kad teisėjai, ta prasme, puikiai vertina, reiškia, puikiai gerai išlavintas kūnas ir džiaugiamės, kad tau pavyko iš tikrųjų save atrasti ir nepamesti ten po metų ar po 2 dalyvavimo, nes tu ne 1 metus dalyvauji varžybose. Kada tu pirmą kartą? Mano pirmas buvo sezonas, kai dar dalyvavau jaunimo kategorijoje 2018. Prieš 7 metus. Nes paprastai dabar jaunimas, jisai pabando, jeigu jis nelaimi, tai jis ir nebedalyvauja. Metai 2. Retas, kuris dabar dalyvauja varžybose daugiau nei 2 ar 3 metus. Aš manau, kad įsiterpsiu. Nebūtinai, kad nelaimi, bet apskritai žmonės, kai tu eini, tu iš viso, jeigu neturi pažįstamų ar draugų, tau daugiau atviriau nepapasakoja, kaip viskas vyksta, tu gal turi susikūręs kažkokį kitokį įsivaizdavimą. Pavyzdžiui, atrodo, gal aš sportuoju, ten labai mėgstu sportuoti, ten 5-6 kartus per savaitę. Kodėl nepasiruošus varžybom, bet varžybos yra visai dar kitas dalykas, dar daugiau tos disciplinos ir jos reikia laikytis ilgą laiką. Tai aš manau, kad nebūtinai ir dar tie medaliai ar laimėjimai, nes iki jų ir dar tas kelias dažnai būna netrumpas ir netoks greitas, kaip galbūt norėtųsi. Taip, tų aukšto lygio trenerių, kurie dirbtų su, kaip sakoma, aukščiausio lygio Ferrari mašinom ir mokėtų, kaip jas ten reguliuoti, čia nėra tų meistrų tiek daug. Ir čia Monika sakė, džiaugiuosi, kad pastebėjo, kad ėmėsi to darbo, nes iš tikrųjų treniruoti įprastą žmogų, kuris ateina dėl sveikatos, tai reikia vienų žinių, bet treniruoti žmogų, kuris laimėtų čempionatą, tai reikia dar kitų žinių. Tai prasme, čia 2 skirtingos gairės ir labai aš džiaugiuosi, kad tokių trenerių yra, kurie sugeba paruošti tos sportininkus tokiame lygyje, nes
būti tame lygyje ne tik garbė būti tam sportininkui, bet tam ir treneriui, kuris dirba, nes jis žino, ką reikia daryti, kad jo auklėtiniai pasiektų tas sportinę formą, nes Europos čempionatos, pasaulio čempionatuose tai nedalyvauja 5 šalės, tai dalyvauja kelios 10 šalės, tai yra nenuspėjama konkurencija, nenuspėjami dalyvių kiekiai, ten ne 10 ir ne 20 yra varžovų, yra daug kategorijų, bikinio fitnese, kas 2 cm kategorija eina. Kas 2 cm, nes iš tikrųjų tai yra daug, visko labai daug. Na ir kaip čia dabar pavyksta tą visą rutiną suderinti, Gražvydai? Tu čia, kaip sakyt, didžiausią patirtį turintis, kaip tau ar nepabosta čia laikyti tą ritmą, keltis, valgyti daryti, dalyvauti varžybose, ruoštis? Iš tikrųjų net neįsivaizduoju, kaip tai atrodytų kitaip. Iš tikrųjų sunku įsivaizduoti dabar mano rytas be dėžučių, be sporto salės, be prakaito. Aš šiai dienai, jeigu aš tą prarašiau, toks jausmas, kad būčiau save palaidojęs. Taip iš tikrųjų labai paprastai. Aišku, visiems skirtingai. Kito nepriversi į salę nueiti, o kitas tiesiog per duris įsilauš per langą, tik duokit jam štangą. Monika, kaip ten? Šeima nebara tavęs, kad tu čia visi tuos važiuoja iš Norvegijos į Šiaulius treniruotis? Sunkiausia ir yra turbūt tas grįžinėjimas. Čia ir man, kad turi palikti šeimą, bet kai degi tuom, tai turbūt mato ir šeima ir net negalėtų ir paprieštarauti. O kas liečia ten valgymus ar režimą, tai pas mus šeimoje pakankamai visi tvarkingai valgom. Beveik visi iš dėžučių. Nėra bulkučių, nieko skanumynų, cukraus? Aš gaminu nebent pati. Liūdna. Kažko noriu. Tik iš nuotraukų. Tik iš nuotraukų. Bet iš dalies gerai, pasiruošimas, aš išvykstu ir jie gali ką nori valgyti. O aš savo dėžutėmis Lietuvoje. Nu, Neda? Kaip pavyksta išlaikyti ir kaip Taip. laikaus. Taip, kaip tu laikaisi? Nežinau, tai aš gal iš tikrųjų pritarčiau, kaip ir Gražvydas sakė, tiesiog tu įpranti jau daug metų ir tu kažkaip kitaip neįsivaizduoji. Aišku, tas varžybų pasiruošimas ir ta visa rutina tikrai skiriasi nuo kasdienybės, nors principai mitybos yra tie patys, skiriasi gal įvairovė maisto, kiekiai ir daugiau leidi savo per šventes, savaitgaliais ar tiesiog kai sugalvojau laisvą ranką gali ir tą ir aną suvalgyti jau čia kaip kas nori. O šiaip, aišku, man ir lengviau laikytis, todėl kad mano antra pusė irgi visiškai prisižiūri mitybą, tai mes tokie bendrai, sakom, ateina savaitgalis, tai picų vakaras, tai ir pasidarom, kai norim. O šiaip kasdienybei, nežinau, kaip būtų, jeigu vyras lauktų, sakytų, tai kur mano vakarienė, ten kepsniai su sūriu ar dar kažkas. O tai vyrui neparnešė alaus? Nu. Ne, palaikymas šitoj vietoj, palaikymas ir tas vienodas požiūris labai tikrai padeda, manau, rezultatam ir tavo paties požiūriui tam ir ilgalaikiam rezultatam. Nagi, pažiūrėkim, kur tu čia nusifotografavai? Man papasako, prie kokių čia laiptų? Prie laiptų. Nu, papasako, kur tu čia buvai? Tai gal apsuksiu parodyti, kad suprastų apie ką. Tai čia nuotrauka iš šio praėjusio sezono. Maltos turnyras buvo tarptautinis. Ir mes čia su savo komandos nare Monika. Kita Monika. Džiaugiamės apdovanojimais. Visada patinka nuotrauka pasidaryti ant laiptų. Maniškis juokas sako, tu turi tokį. Jeigu vis laiptus fotografuoji visada. Tai palauk, tai kurio tu čia to projekto, fit projekto modelio, kurį šią metais dalyvavai? Oi, aš dalyvavau tik atrankoje, aš net nežinau, ir tada buvo jau projektas, kuris ėjo į varžybas, ar tiesiog... Tiesiog pradžiai atsirenka tą projektą. Tiesiog vyksta projektas, kur merginų neišleidžia į varžybas, jeigu aš nemaišau. Bet čia matyt, kad... Čia labai prieš 10 metų turbūt tada ir buvo, prieš 90 metų kažkur. Mano tėvam labai patiko fit model kategorija, sako, mums taip grakštu, taip moteriška, nedaug raumenukų, nes dažnai, kai pasižiūri nuotraukas, ypač kur merginos pozuoja tas varžybines, aš mamai pirmą kartą, kai parodžiau, jinai, o viešpatie sako.
tu čia taip nori. O Sako, tai- kas čia jau paprotė. O tai mamai pasisakė, kad nuogą reikia grimuotis ten prieš vyrus. Žina kavalierius. Čia yra tokia. Čia yra užkulsinė, viską tėvam reikia žinoti. Trumpai nuklysiu, leisiu savo nuklysti, reiškia tokias, kaip sakoma, prisiminimus, matyti jau amžius daro savo. Kažkada tai senai, 2003 buvo vienas iš pirmųjų, ko gero, jei ne pats pirmutinis pasaulio moterų čempionatas ir dalyvavo dvi irgi divos iš Lietuvos. Bet, kaip lietuvės visada jos yra gražios, bet ir kuklios, drovios. Ir aš nuvažiavau vienas į tą čempionatą, čia ir teisėjauti reikia ir pažiūrėti, ar nusgrimavo, kad išeitų laiku ir... Kur jos dingo, galvo? Nėra. O merginų visos nuogos ten, kaip sakyt, grimuojasi. Neina, kaip sakyt, kas čia toks vaikšto, aš gerai, kad dar buvo, kaip kepuraitė tokia sportė, neužsidėjau. Tai pačiam gale ten, reiškia, jau nusigrimavosios, ačiū Dievui, tai iš tikrųjų karšta, tu gali tikrai pasiruošti tą formą gerą, bet ten dar tiek yra užkulisių. Grimas, merginom, kaip sakoma, ir šukosinos, ir makiažai, ir taip toliau, tai ten, kaip sakoma, jau niekas jau nebeįdomu, ar tu ten nuoga stovi, ar tu nenoga. Monika, kur tu čia dabar taip puikiai įsidabinusi? Čia gruodžio mėno praeitų metų ir pasaulio čempionatas Tokijoje, Japonijai. Jo, čia man pasisekė, iš tikrųjų, kaip turbūt Gražvydas pasakoja, aš iki pat dabar dar nelabai suvokiu, kur aš buvau ir kas ten įvyko. Nes lipimų buvo daug. Lipau dviejas kategorijos, tai ūgio ir amžiaus. Ir abiejose man labai puikiai pasisekė. Tai labai džiugu. Tai, kad būtų čia auditorija aišku, amžiaus, tai kaip suprasti amžiaus? Reiškia, vienas amžius yra suaugusių ir nuo kada jau prasideda skirstimas moterų į kitą tą amžių, reiškia, kaip, lietuviškai, sakykime, veteranų ar seniorų, kaip čia įvardinsim. Nuo 35 mano buvo iki 40 amžiaus kategorija. Po to yra nuo 40-45 ir man atrodo yra nuo 45 virš. Vėlgi, reiškia, ta mūsų sporto šaka dar kartelį rodo, kad jinai yra pakankamai universali, pakankamai prieinama visiems ir tie, kurie nori dalyvauti varžybose, ir tie, kurie nenori dalyvauti, ir tie, kurie yra jauni, ir tie, kurie jau yra vyresni. Ta prasme, tai yra tikrai universali sporto šaka užsiimti visiems, todėl kad tos sporto federacijos puikiai daro tą savo vadybinį darbą, yra sugalvojusios labai daug tų kategorijų, ne tik pagal amžių, ar pagal svorį, ar pagal ūgį, bet ir pagal raumeningumo klases, kai kuriem, reiškia, yra suteiktos galimybės ten buvusiam gimnastam, ar reiškia, kitų sporto šakų, reiškia, specialistams, meistrams, parungtiniauti ir fitneso amplua, kada, reiškia, reikia atlikti ne tik kažkokius sudėtingus judesius, bet ir vertinti kūną. Tai iš tikrųjų yra pakankamai universali sporto šaka, ko kitose galbūt ne visos tos sporto šakos tai turi. Taip, o kas čia dabar yra medaliai? Ką gali papasakot medalios savininkės apie šitos medalius? Aukso medaliai ir 2 absoliučios kategorijos. Tai savo ūgio kategorijoje laimėjau pirmą vietą ir dar laimėjau absoliutų savo ūgio ir dar amžiaus. Apskritai gal ką noriu pasakyti, bet tas atvykimas čia į tą kultūrizmo akademiją yra, noriu pasakyti, kad mano pirmas sezonas buvo Europos čempionatas dar metai atgal ir aš taip pat dalyvau kategorijose 2, tai buvo ir ūgio ir amžiaus. Aš atėjau į šitą sportą ir iš karto veteranas. Aš netėjau ten prieš 10 metų, kaip Neda galbūt ir neturiu tokios patirties, bet esmė, kad didelis noras, atsidavimas ir geras treneris leidžia tikrai į šitą sportą ateiti ir iš karto į veteranų kategoriją. Tai va, čia mano tie dar neįtikėtini laimėjimai, kuriais labai sunku patikėti. Sveikinam.
Na, dar porą žodžių ar porą sakinių, prašom, su tokia puikia Jo. tauriukė, japoniška Tauriukė. tokia, Jo, tauriukė. su kaspiniuku. Šiek tiek apsilamdęs po lagamino nešimų. Tai aš irgi atsinešiau ne tiek daug medalių, kiek Monika, čia turbūt neįmanoma jų. Aš irgi iš Japonijos. Čia turbūt yra, net neturbūt, bet tikrai yra, kaip aš sakau, gal mano sporto kelionės vainikavimas iš tikrųjų. Pirmą sezoną, kai atėjau, dar jaunimas, aš tikrai negalvojau, kad būsiu 7-8 metus šitam sporte ir kai mane paskelbė pasaulio čempionė, aš tiesiog mintise permečiau visą savo kelionę ir kaip aš to siekiau ir mane šitą svajonę iš tikrųjų ant tiek gąsdino, kad aš nebijau galvoti apie tai. Tai, žodžiu, mano 3 pasaulio čempionatas, 2 kartus iki to laiko buvau laimėjusi 3 vietą. Ir kaip sakau, va, toks kelionės vainikavimas, kur dabar nebežinau, ką dabar daryti, nes dar... Šaunuolė. Mes labai džiaugiamės. Na, kaip ten sako, gera diena, puiku, kad susirinkome. Ir Kultūrizmo akademija turi savo apdovanojimų sistemą, kuri jau vykdoma ne vienerius metus ir tai planuojame tai daryti ir toliau. Turime auksinį ženklą, vardinį, už puikius ir aukštus sporto pasiekimus tarptautinėse varžybose. Monikai Pagojai teikiamas auksinis ženklas akademijos. Taip pat toks ženklas įteikiamas kitai pasaulio čempioniai, Nedai Silkinytei. Tikiuosi ir viliuosi, kad tas ženklas įpareigos toliau tęsti ir tų medalių ir taurių dar atveščia, tai kad tai yra ne paskutinis tavo laimėjimas, nes potencialo ir jauna esi gali dar tęsti. Svečių yra labai daug, kaip sakoma, gal net visur nesiryšiu kalbint, galbūt ir kai kas gal ir nėra visai ir pasiruošę, ir gal kai jau visi nori ir pavalgyti. Tai dar tik norėčiau paminėti, kad žurnalas yra įdomus tuo, kad jame nėra kalbama vien tik apie sportą arba jėgos sportus. Ten jūs rasite puikių straipsnių apie sveikatingumą, apie treniruotės, kaip treniruotės, apie šiaip sveikatą ir šiaip visokių įdomių dalykų. Nu ir aibė, kaip sakoma, pažįstami draugai ir svečiai ir manau, kad būtų visai miela ar malonu padaryti vieną bendrą nuotrauką.